Sveiki, mėlyjei. Išėjau taip pat pasivaikščioti ir iškart noriu pasakyti, toks darganotas oras, žvarbus, lyg tai nemalonus, bet kodėl vis tiek einu pasivaikščioti ir kodėl dabar noriu su jumis pasidalinti apie tai. Todėl, kad susimąsčiau, žinote, kai tik išlaikiau teisės ir pradėjau važinėti automobiliu, tai pradėjau stengtis kuo mažiau vaikščioti. Kad ir bele kur, arčiausiai, kur tu gali nueiti savo kojytėmis, aš sėdu į automobilį ir važiuoju. Gal esat pastebėję, o galbūt ir dabar patys, kai manęs klausotės, atkreipsite dėmesį, gal jūs šiandien buvot privažiavę prie kokio prekybos centro, apsipirkti maisto ar kažko. Ir jūs greičiausiai, kai atvažiavote, jūs ieškojote vietos kuo arčiau durų prekybos centro. O kodėl mes, brangieji, ieškome? Juk prie pat durų yra negaliesiems. Jūs esate pastebėję, kad yra pasistatyti automobiliui negaliesiems žmonėms, kuriems yra sunku vaikščioti. Tai aš šitai suprantu ir jūs suprantate. Paskui šalia šeimoms yra su vaikais, kada šeima, o paskui jau kitiems paprastiems. Tai ar esate atkreipę dėmesį, atrodo, kad mes visi būtume negalūs. Netgi yra tokių, kurie pasistato į negalių žmogaus vietą, automobilį. Mes taip skubame, taip lekiame, taip norime, kad mums leistų įvažiuoti, mes tikriausiai su automobiliu prekybos centrui važiuotume ir neišlipdami bandytume apsipirkti. Gal jūs pasakysite, tai ir netiesa, bet pamastykit patys. O kodėl neatvažiavę prie centro nestatome kiekgi laisvos vietos toli nuo parduotuvės ir kad pasivaikščioti mes nebenorime. Aišku, yra žmonių, kur specialiai vaikšto ir lazdomis, aš nesakau, kad visi tokie, bet taip tik tai noriu atkreipdėmėsi ir pasakyti, kodėl aš dabar vaikštau. Todėl, kad susimąsčiau apie tai, tik tai, kai sužinojau, kad man pradėjo, aš turiu bėdą skubėti. Visur skubu ir skubu, visą gyvenimą skubu. Skubu valgyti, skubu miegoti, skubu darbę, skubu sugrįžti iš darbo, skubu vėl išmiegoti ir vėl į darbą ir taip skubu visą gyvenimą. Ir dažniausiai, kai žmonės paklausia kažką, kažkur nori kažkas tavęs pasikalbėti ar kažko, ką mes dažniausiai atsakome, neturiu laiko, atleis dabar, bet aš neturiu laiko. O žinote, pastebėjau, kad kiti turi laiko. Ir visi mes gauname iš Dievo 24 valandas per parą. Tai kaipgi čia dabar yra? Jeigu visiems laikas vienodas 24 valandas per parą, kodėlgi mes sakome kiti, kad neturime laiko? Kaip mums? Mažiau valandų? Nu tikrai, kad ne. Mažiau nėra. Tik tai mes skirtingai laiką leidžiame. Vieniems jo daug to laiko ir jie randa laiko ir pasivaikščioti, ir pakalbėti, ir pasidalinti, ir kitam padėti. O kiti neturi laiko, netgi savo neturi laiko. Žinote, aš irgi savo nerasdavau laiko. Nežinau, kuom aš taip užsiėmęs gyvenime, kad netgi savo nerasdavau laiko liktai. Ir tokie įdomus čia galima kalbėti ir kalbėti. Tai vat, brangiai, skubėdamas, dirbdamas, trūko man plyšo meniskas ir dabar laukiu. Greitai padarys operaciją. Ir apie 2 savaitės iš vis nevaikščiosiu ir paskui vaikščiosiu su ramentais. Tai brangiai, va dabar susimąsčiau, kaip yra malonu pasivaikščioti. Vat kad nors ir oras toks nekoks, vis tiek noris pasivaikščioti, taip malonu. Kai vat jau žinai, kojų aš neprarasiu, bet aš suprantu, kad mes vis tiek vat žmonės esam tokie. Pradedame vertinti tik tada, kada kažko netenkame, kai akis pradeda silpnėti, kai kojos pradeda byrėti, šarnyrai, dar kas nors, tada mes vertiname. Žinote, žmonės
kažkaip tokie esame įdomus. Ir pastebėjau tokį, kad ir kažkaip liktai pagauna, taip, liktai visi taip elgiasi, atrodo visi, nu ne visi, neteisingas žodis, dauguma. Daugumos elgesys toks yra panašus. Atkreipiau dėmesį, kad, sakykime, dabar įeini į tą pačią parduotuvę ir pamatai, kad žmogus perka vaikams kažkokius dovanėlės, žaislus, bet tai vieną kitą žmogų pastebėsi. Bet kada ateina švenčių metas, kokia dvasia užvaldomus, brangieji, kaip mes paliekame vienos minties visi. Ir kaip apaštalas Paulius, nebeatsimenu kokiame laiške, tai sako, būkit vienos minties, būkite vienos dvasios vedami. Tai žinote, ar atkreipėte dėmesį, viskas jau šventės artėja, kokios kalėdos, tai pilnos parduotuvės, visi tik šluona iš lentynų viską, ką tik tai gali. Ir liktai visas pasaulis, kur tik pasižiūri, per internetą, per televizorių, visur akcijos, visur tik pirkite, tik tai darykite ir visi puolam, visi lėkam, visi švenčiam. Tai vad, brangieji, norėjau, nežinau, gal kai kas ir pasakys, ką čia tu kalbi, ką čia daliniesi. Žinote, noriu jums pasakyti, brangieji, kad pradėkime vertinti laiką, kurį Dievas mums duoda. Pradėkime vertinti žmonės, kuriuos sutinkame, kuriuos Dievas mums duoda kelyje sutikti. Pradėkime vertinti dabar šiandien savo kojas ir stengtis jomis vaikščioti, o netaupyti. Kaip sakant, kokią naudą duoda pinigai, jeigu juos tik tai krauni ir krauni. Ir paskui žmogus nespėja netgi išleisti tų pinigų per savo gyvenimą. Kažkam tie pinigai ir palieka ir atitenka. Daug įdomių turiu pavyzdžių. Pats labai daug tų pinigų neturiu, kad krautis. Va, ir patirties tokios neturiu, bet esu sutikęs tokių žmonių, kurie išėjo iš gyvenimo, susikrovė didžiausius turtus. Tai yra pinigų, sakykime, pasinaudoti jais ir nepasinaudoja. Tai va, mėlieji, tegu Dievas jums duoda išminties ir man, ir jums vadovauti savo protu. Nedaryti taip, kaip atrodo, kad visi daro. Jeigu visi nori prie durų privažiuoti arčiausiai, kodėl aš nenoriu pasistatyti toliausiai nuo parduotuvės ir pasivaikščioti? Kodėl aš turiu daryti kaip visi? Kodėl per tuos bumus aš taip pat lekiu ir viską perku ir viską šluonu? Neinu į parduotuvę nusipirkti vieno daikto, kažkokio kefyro, išeinu pilną maišą prisikrovęs. Nes akis, kai pradeda viską matyti, liktai ir to jau prisireikia ir to, bet iš pat pradžių kažkaip nereikėjo. Kodėl šitaip tas protas? Kodėl aš nesivadovauju? Kas man vadovauja? Kas mano tą protą valdo? Kas mano mintis? Brangieji. Va, daug tokių visokių. Čia tokia įžanginė. Paskui kitoje laidoje turėsiu jau nebevaikščiodamas, pasidalinsiu jau sėdėdamas apie mintis, kaip Dievas mums sako, kad būkite vienos minties, bet tai Dievo dvasios vedami, Dievo vadovavimo. Tai brangiai ir linkiu jums, kad jums tikrai vadovautų Dievas ir jūs patys savo protu, o nemėgdžiotume kitus. Iki, mėlieji.